Broliai mumiai. Džiunglės. Sėklos, kurias muminukas ir jo draugai surado medinėje dėžėje, atplaukusioje iš jūros, išaugo į nepraeinamas džiunglės. Tai buvo gražus, bet pavojingas miškas. Jame atsirado mėsaėdžiai augalai, kuriuos Nusmumrikas sugebėjo sutramdyti, grodamas lūpinę armonikėlę. Bet ar ilgam? Ajajai. Snusmumrikai, ką tu darai? Grok toliau, juk jie tu jau supyks ir vėl mūsų užpuls. Jei aš dabar nesiliausiu, tai niekada daugiau nebenorėsiu groti. Gal jie nuo tavo muzikos tapo geresni? Atsargiau, ponė Hemuli. Aš moku elgtis su augalais. Pone Hemuli, atgal! Jie jį sučiupo. Snusmumrikai, greičiau sugrok dar! Tėti, šį kartą reikia kaip reikiant užremti landą. Sutinku. Kokią landą? Į virtuvę. Jie pro ten vos neišlindo ir nesugrėbė mamos. Mes vos suspėjome. Eina. Man jų gaila. Bet kągi daryti, Snusmumrikai? Jei mes juos paleisim, jie mūsų valgys. Man nejauku, kai žinau, kad pas mus po grindimis augalai žmogėdros. O tu dėl visako visada po ranką turi karbatinuką su karštu vandeniu. Vaikai žaidžia Tarzaną. Nenuostabu, jei jau pas mus atsirado tikros džiunglės. Ir vis tik tai nereikėjo tų sėklų sodinti. O aš labai džiaugiuosi, kad jas pasodinome. Tik pagalvokit, šimtai tropinių augalų, kurie išaugo mumių slėnyje. Aš nemėgstu keliauti, todėl man tai tikra dovana. Džiunglės užaugo neblogos, bet šie mėsaėdžiai augalai tai jau per daug.
Toks panašus į Tarzaną. Tarzanas myli Džeinę. Kaip nuostabu. Atėjo Stinkis. Stinkis? Tarzanas jį pamokys. Neįdomu būti Tarzanu, jei nėra laukinių žvėrių. Žvėris iš sėklų neauga. Bet be jų džiunglės netikros. Galiu tau keletą gauti. Tikrai? Draugams visko, ko panorėsi. Puiku. Tik ne per daug laukinius, gerai? Liūtų ir tigrų nereikia. Gal porą beždžionių. Aš žinau, kas jums tiks. Sūris, duona. Ką tu darai? Aš vis tiek bijau tų augalų rūsyje, todėl mes su tėčiu miegosime pirtyje. Mes taip pat namuose nemiegosime. Mes pasistatėme palapinę. O Frekensnurk su jumis? Taip, palapinė didelė. Vadinasi, namuose nakvos tik ponas Hemulis. Jis sako, kad dar neištyrinėjo visų augalų. Mama, viskas paruošta? Tai brangusis. Visi pasiruošę? Taip, ponė Hemuli. Iki pasimatymo. Iki pasimatymo. Stinki žadėjo gauti laukinių žvėrių. Iš kur? Nežinau. Aš juo nepasitikiu. Jis tau gali ežį į guolį pakišti. Štai jį, palapinė. Kokia puikiai. Aš jums parodysiu vieną įdomią vietą. Tikras džiunglės. Tu įsitikinęs? Man ir čia patinka. Dar ir kaip įsitikinęs, prašom. Kaip malonu būti laisvėje. Pažiūrėkim, koks tas mumių slėnis. Dabar aš turiu pačią didžiausią kolekciją. Aš tapsiu įžymus. Mokslininkai iš viso pasaulio važiuos pas mane. Ką mes čia turime? Palaukite, aš juk nesu zoologas. Muminuk, žiūrėk, Stinki savo pažadą ištesėjo. Tai bent, nepanašu į jį. Aš jo nepasitikiu. Kokios mielos. Visai kaip pas Tarzaną. Kas tai? Nežinau. Tarytum tikri laukiniai žvėrys. Liūtai arba tigrai. Aš bijau, Muminuk.
Labai keista. Visai kaip mūsų namai, nors ir mažytės, a? Apsigyvenkime čia. Eime medžioti. Aš užuodžiu trolius mumius. Būk atsargus, brangusis. Mes seniai nemedžiojame. Aš turiu juos įspėti. Kas nors matosi? Nieko. Gal mums pasigirdo? Muminuk. Tyliau. Mažylė Miu. Aš ką tik mačiau tigrus. Jie eina čionai. Tigrai? Bėgam namo. Nebėra laiko. Jie jau visai čia pat. Eime į pirtį. Suėskim jį. Nuo hemulių tau visada skauda pilvą. Įdomu, kur dingo troliai mumiai. Vėl gyvūnai, neįdomu. Tėti! Tėti! Gelbėkit! Kas atsitiko? Mažylė Miu matė du tigrus. Jie mūsų ieško. Ieško? Gal Stinkis jiems pasakė, kad mes skanūs? Gali būti. Jie tuojau ateis. Taip, Muminuk, surask patį didžiausią akmenį ir nešk jį čionai. Gerai. Čionai. Tėti, toks tiks? Puiku. O dabar greičiau bėkite į pirtį. Štai jie. Tu tikras, kad jie čia? Žinoma, mano brangioji, jie slepiasi šiame mažame namelyje. Kokie jie tylūs. Jie tik sustingo iš baimės. Kodėl čia guli tas akmuo? Brangusis. Tėti, pavyko. Žinoma, kad pavyko. Mano vyras skęsta. Koks siaubas. Mes turime padėti. Mama, juk jis bandė mus suėsti. Jis daugiau taip nedarys. Na gerai. Muminuk. Mano brangusis. Kas galėjo pagalvoti, kad troliai gelbės tigrą? Laikyk, mielasis. Pririškite stipriau tigrą ir mes jį ištrauksime. Ačiū, mumė mama. Brangioji. Tau viskas gerai, brangusis.
Kas atsitiko, mes juos suėdėme? Ne, tu vos nenuskendai, o jie tave išgelbėjo. Kaip nepatogu. Jei tu dar alkanas, tai jie namelį tiesiai tau už nugaros. Ne, man dingo apetitas. Tada eime iš čia. Aš peršoksiu. Kas tau? Aš nebemoku šokinėti. Mes per ilgai prabuvome narve. Tada paprasčiausiai plauk link kranto. Gerai. Kelkitės, tigrai išeina. Gerai, kad jis nenuskendo. Aš žinojau, kad jie mūsų nesuės. Laukime ir mes. Čia netoli. Taip, aš pirmas. Aš norėjau būti pirma. Ne, mažylėmiu. Muminuk atsargiai. Žiūrėk. Krokodilai? Muminuk greičiau plauk prie laiptų ir lipk iš vandens. Iš kur jūroje atsirado krokodilai? Aš maniau, kad jie gyvena tik gėlame vandenyje. Kaip dabar mums patekti į krantą? Teks laukti kokio nors laivo. Ne, reikia ką nors sugalvoti, nes užstriksime čia visai savaitei. Savaitei? Po savaitės čia suras tik mūsų baltus kaulelius. Nebijok, mažylėmių. Tėtis būtinai ką nors sugalvos. Labas rytas. Nusmumrikai, kaip tu laiku? Aš ruošiausi pažvejoti, bet persigalvojau. Bijau, ką nors netai sugauti. Gelbėkite kas nors! Padėkite! Juk tai ponas Hemulis. Tikriausiai įveisi tigrai greičiau. Ko aš tave įsiutinau? Aš tik paprašiau neėsti mano pavyzdžių. Kas nors, padėkite! Įleiskite mane! Visada buvo bukagalvis. Mes nepadėsim. Ne. Pone Hemuli, jums viskas gerai? Taip, turbūt. Kas čia? Ne kiekvieną dieną mūsų verandoje įstringa raganosis. Anksčiau ar vėliau jis išsilaisvins. Reikia būti atsargesniems. Tikriausiai tu teisus. Žiūrėk, kur leki! Tai tu čia atvedei žvėris. Tu pats jų norėjai? Dabar čia tikros džiunglės, aš šaunuolis. Ir tai tu vadini laukiniais žvėrimis? Jie tokie draugiški. Draugiški? Dabar matai, jie visai naminiai, tokie mieli. Gyvatė, kur tu? Ko tau reikia? Tigrai ir raganosis tapo naminiais gyvūnėliais. Bet tokių netokia.
Žinoma, kad ne. Vakare aš čia atvesiu muminuką ir Freken Snork. Suvalgyti jų nebūtina, bet nukuosti uodegėles galima. Sutinku. Jūs pamatysite, ji milžiniška. Jūs abu ant jos tilpsite. Tai bent milžiniška lelyje. Tikriausiai jos sėklos taip pat buvo dėžėje. Nekantrauju pamatyti. Kiekgi ten buvo tų sėklų? Jei užaugo tokios džiunglės, tikriausiai vėjas jas visur išnešiojo. O kurgi milžiniška lelyje? Tuo jau paieškosim. Štai ten. Kaip gražu. Matote, manim galima pasitikėti. Aš sąžiningas. Kaip kvepia. Rožinė. Nuostabi. Kaip romantiška plaukioti žiede. Neįtikėtina, bet mūsų sena pelkė apaugo mango medžiais. Labai gražu. Ačiū tau, Stinky. Stinky? Kur jis dingo? Ar ilgai mes dar plauksim? Jau beveik sutemo. Sugausiu. Reikia nuo jos pasprūkti? Kur? Nežinau, žiūrėk, ten jūra. Bet juk ten krokodilai. Tenai, Freken Snork. Laivas. Tai vienintelė mūsų viltis. Nesustok, mes beveik atplaukėme. Stokit. Muminukas ir Freken Snork iš paskutiniųjų jėgų plaukė. Gyvatė vis artėjo ir artėjo. Troliai mumiai puikiai plaukė, bet dėja gyvatės plaukia dar geriau.